Per pastaruosius 100 metų valdžia Vilniuje keitėsi net 14 kartų. Kiekviena iš jų trynė ankstesnios paliktus ženklus ir kūrė savuosius. Vis dėlto mieste išliko nemažai istorinių reliktų, menančių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir abiejų tautų respublikos epochas, Rusijos imperijos ir tarpukario laikotarpius. Vienas seniausių – tai fundacinė lentelė, liudijanti, kad 1543 metais čia Vilniaus vyskupo Povilio Alšėniškio nurodymu buvo pastatyta Švento kryžiaus koplyčia. Knygoje aprašytų senienų istorijos apima ilgą laikotarpį nuo 14 amžiaus iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir chronologiškai tas visas laikotarpis suskirstytas dar į 5 tarpsnius, į 5 knygos dalis. Na ir LDK ir ATR laikotarpiui yra atrasti 23 istoriniai reliktai. LDK ir ATR reliktas yra tas, ant kurio tiesiog stovime. Tai yra Vilniaus vyskupo Masalskio architektui Laurynui Gucevičiui dovanoto namo rotonda buvusi, ta žymė, o pats namas stovėjo šitoje vietoje, kur dabar mašinų stovėjimo aikštelė. Net 44 senienos mums primena Rusijos imperijos epochą nuo 3-ojo ATR padalijimo iki 1-ojo pasaulinio karo. Reliktų ypatingai gausu, bet tai neturėtų mūsų stebinti, nes XIX amžiaus pabaigoje įvyko Vilniuje sparti urbanizacija, toks urbanistinis sprogimas ir tų reliktų dėl to tiek daug. Štai vienas iš jų yra 1898 metų likę valstybinių arklidžių arba caro arklidžių ženklai, 2 bareljefai. Įdomu, kad čia buvo tik tai kluonas paprastas, o pačios arklidės buvo šiek tiek kairiau. Čia, kur dabar tie visi garažai, jų neliko nė ženklo. Galime tik įsivaizduoti, kaip jos atrodė. Jos buvo, aišku, gražesnės negu kluonas. Pirmojo pasaulinio karo laikus mums primena tik tai 4 reliktai, juos galima netgi visus išvardinti. Tai Vivulskio statyti 3 kryžiai visiems žinomi, Stanislovo Jarockio dailininko įrengta sparnuotojo husaro vėjarodė, dabartinio Savickio gatvėje, 2 dabar užslaptintos vandenvietės su Kristoforo ženklais ant Liepkalnyje ir ant Tauro kalno. Na ir štai šitas liūtas, miegantis liūtas, kuris dabar nelabai panašus į liūtą. Jisai čia pastatytas 1918 metais, Pirmo pasaulinio karo laiku žuvusiems kareiviams. 23 istoriniai reliktai užsiliko nuo tarpukario laikų. Vienas iš jų, štai šitas užrašas Vila Marija, kurio kilmę sunkiai, bet pavyko išsiaiškinti. Štai šita vila, kuri priklausė architektui Nikolajui Čiaginui XIX amžiaus pabaigoje, vėliau perėjo gydytojo Mykolo Mongirdo nuosavybėn, o tarpukariu jį priklausė jo žmonai Marijai Mongirdo arba Mongirdieniai. Ir štai Vila Marija primena jos vardą ir pavardę. Ir pagaliau 5 reliktai mena Antrojo pasaulinio karo laikotarpį. Vienas iš jų iškart man už nugaros. Tai 1943 metais Vilniuje atidaryto statybos bendrovės Statyba filialo Iškaba. Monopolinė statybos bendrovė Statyba, tokių pat monopolisčių maisto ir pieno ūkio pavyzdžių buvo kurta 1938 metais ir turėjo paversti Lietuvą mūrinę šalimi, tačiau mūrinės Lietuvos planas, kaip žinote, iki šiol nėra įgyvendintas. Knyga 100 istorinių Vilniaus reliktų yra unikali 2 požiūriais. Pirmas iš jų yra tas, kad jinai išplečia turistinę miesto topografiją ir smarkiai išplečia ir ragina nutolti nuo centrinių gatvių. Paprastai pribojama yra 10-15 lankytinų objektų ir tuo viskas baigta. O šiuo atveju 100 ir galima ir daugiau. Tai va, štai mes esame jau pačiame miesto pakraštyje, kur stovi keistų formų pastatas, kaip matote, dabar paverstas prekybcentriu. 1944 metais jis stovėjo tuometinėje Gedimino gatvėje prie dabartinio operos ir baleto teatro, ir tada jį puošė užrašas Helios. Tai buvo nacių administracijos pastatytas kino teatras. Kitas išskirtinis knygos bruožas yra tas, kad reliktų pasakojimo senojo Vilniaus istorija skiriasi nuo perdėm romantizuotos, mitologizuotos ir lituanizuotos istorijos versijos, kuri sutinkama ne tik tai vadovėliuose, turistinėse brošiūrose, bet ir akademiniuose darbuose. Štai matome išlikusią gotikinę Kristaus prisikėlimo cerkvės sieną su arkatūra.
Jinai primena, kad iki pat 16 amžiaus vidurio vadinamajame lietuviškame Vilniuje stačiatikių cerkvių buvo daugiau nei katalikų bažnyčių. Na ir istorikas Michalas Homulickis suskaičiavo, kad tų cerkvių buvo net 18. Apskritai, Vilnius ėmė lietuviškėti tik po Antrojo pasaulinio, kai buvo nužudyti visi vilniečiai žydai ir į Lenkiją perkelti beveik visi vilniečiai lenkai. Vilniaus istorijos mitologizavimas, lituanizavimas aiškiai pasimato, tyrinėjant Vilniaus gatvių pavadinimo istoriją. Na ir mes stovime prie vienos iš išlikusių tarpukario gatvių, tai yra namo lentelė, yra užrašyta Janas Ačiapas 52, Polocko 52. Kita lentelė išlikusi yra priešingame miesto gale, Savanorių 57, ant jos užrašyta Ulica Myse 4, tai yra Pelių gatvė. Dabartinius abejotinus Vilniaus gatvių pavadinimus galima suskirstyti į 3 grupės. Pirmąjai grupiai priklauso tie vietovardžiai ir gatvės, kurie yra lituanizuoti, bet jiems būtų geriau tikęs istorinis pavadinimas. Tai Gedimino prospektas galbūt likęs būtų Švento Jurgio prospektas, teisingiau būtų, o Gedimino kalnas būtų Pilies kalnų likęs. Antroji grupė tai yra tie pavadinimai, kurie yra mitologizuoti, norint juos pasendinti, padaryti tą senesnis, kažkokį LDK laikus nukelti. Tai yra Muitinės gatvė, pavyzdžiui, vis tiek ten Sargybinės gatvė geriau tiktų. Arba Mildos gatvė, kuri kvepia pagonių laikais, bet iš tikrųjų ten nėra jokio istorinio pagrindimo. Na ir trečioji grupė, kurie tie vietovardžiai ir gatvėvardžiai, kurie atsirado per neapsižiūrėjimą arba per klaidą. Tai yra Tauro kalnas, Pamėnkalnis, Olandų gatvė, Saracėnų gatvė, na ir taip toliau. Knyga atskleidžia ir nemažai istorijos išmonių, vadinamųjų feikų. Na ir štai vienas iš jų, tai yra vadinamasis Ragučio akmuo, padėtas neva pagoniškos šventyklos vietoje. Tačiau šis akmuo nepriskirtinas jokiems istoriniams reliktams, mažiausiai dėl 3 priežasčių. Pirma priežastis tai, kad Ragutis yra Teodoro Narbuto išgalvotas dievas. Antra, kad ši vieta niekaip nesusijusi su Ragučiu, tai irgi Narbuto išmonė. O trečia, kad šiam akmeniui, rastam netoliese kasinėjant pamatus, aiškiai trūksta autentiškumo įrodymų. Panašiais feikais galima pavadinti ir žvėryno akmenį su Gediminaičių stulpais, na ir Etmono Paco antkapio plokščią su užrašu "Čia guli nusidėjėlis Petro ir Povilo bažnyčiai". Knyga gausiai iliustruota įvairiomis iliustracijomis, jų yra netgi 720, na ir nuotraukos, brėžiniai, įvairios schemos, planai, archyvinio dokumentų atvaizdai, na ir iš viso dar priskaičiuotas 941 archyvinis šaltinis, kuris padės tiem žmonėm, kurie norės toliau studijuoti Vilniaus senovę. Na ir aišku, žemėlapis. Žemėlapis tai yra praverstiems, kurie nori susidaryti unikalius kelionių maršrutus, yra sužymėti visi 100 objektų. Ir galima nusibrėžti savo įdomų maršrutą. Tai skirtingos spalvom sužymėta, tai yra pagal epochas. Tarp kitko, sėdėjau ant vieno iš istorinių reliktų. Tai yra seniau vadinamas buvo stabakulis arba stavkulis. Dabar aš jį pavadinau bromsargiu arba vartasargiu. Tai yra toks įrenginys, tarkime, statybinis elementas, kuris saugo bromą arba vartus nuo apdaužymo kampų. Knygoje detaliai aprašyta 100 tų išlikusių senienų, tačiau tyrimai, kuriuos aš mėgstu vadinti istorinės urbanistikos tyrimais, anaiptol nebaigti, nes Vilniuje dar liko daugybė vietų, kur tie reliktai slepiasi, jie nėra identifikuoti ir netgi neatrasti. Šitas plytų namas buvo įtrauktas prie neišaiškintų tų reliktų ir būtent šita plyta viena su hebrajišku užrašu. Tačiau dabar atėję mes matome, kad plytos yra nuvalytos ir to ženklo beveik nesimato. O knygoje galima palyginti, kaip jis atrodė seniau ir kas dabar iš jo liko. Reiškia, Vilnius keičiasi ir nelabai į gerąją pusę. Tokių mislingų ir neišaiškintų ženklų arba reliktų Vilniuje yra kur kas daugiau.
Taigi, pirmin Vilniaus miesto tyrinėtojai, Vilnius laukia iš savo sūnų ir dukrų naujų žygių.